Kovo mėnesį atstovauja 3 pagrindiniai arkanai – valdovė, jėga, teisingumas. Apie ką šitos energijos, apie ką šitie didieji arkanai? Valdovė kviečia mus atverti duris į emocijų ir grožio sodą. Mėgautis tuo, kas mums yra gražu, kas mums yra estetiška, kas suteikia mums prabangą, komfortą. Valdovė kviečia užbaigti pradėtus projektus. Dažniausiai šitoj kortoj yra atvaizduota moteris su liūtu. Tai apie asmeninę galią, savo vidinio žvėries sutramdymą. Mes kiekvienas viduj turim tiek galios, kiek mums jos reikia. Tik labai dažnai jinai nėra valdoma arba atvirkščiai mes apribojam save. Šis arkanas kalba ne vien tik tai apie fizinę galią. Tai gali būti emocinė galia, gali būti psichinė galia arba dvasinė. 8 didysis arkanas, jei einate sąžiningų keliu, tai nėra ko baimintis, nes ši energija yra apie priežasties ir pasekmės dėsnį. Ką pasėjai, tą ir pjausi. Bet jei atsitiktų taip, kad tektų turėti reikalų su teisinėmis institucijomis, naudinga kreiptis į profesionalus. Tai tiek apie kovo mėnesio pagrindinės energijas, valdovę, jėgą ir teisingumą. Gražaus pavasario!